Kalėdas pasibaigė, nauji metai taip pat ir jau yra nebe sausio 1, visi tikriausiai jau atsigavome, nuribome ir ką, manau, galime pradėti nuo receptų. Ar pasiilgote kokių skanių receptų ir lengvų namuose? Tikiuosi, kad taip. Tai šiandieną darysime kebabą namuose, labai viskas lengvai ir greitai pasigaminama. Tai va, pradėsim nuo mėsytės, svogūniuko, nuo česnako. Šausim į orkaitę ir tada susipjaustom likusius ingredientus ir pasiruošim labai skanę tortiliją, bet su kebabinė mėsa. Šios savaitės tema apskritai bus tortilijų savaitė. Mes labai mėgstame tortilijas, tai pagalvojau, nuo ko čia reikėtų pradėti, kad taip, ir pačiai labai tokie būtų smagus tie receptai ir faini. Ir aišku, būtų jum lengvi. Tai bus 4 receptai šią savaitę su tortilijomis. Na ką, ir viskas mėsytė, viskas yra paruošta, svogūniukas, česnakas, prieskoniai ir 2 šaukštai jogurto. Sumaišysime ir mėsa jau bus paruošta, daryti tokius lakštus, iškočiuosime, viską pamatysite eigoje. Tai jau paruošta masė mėsos pasidaliname į 4 dalis ir dėsime ant kepimo popieriaus. Ir tada bandysime gražiai iškočiuoti. Na ką, viskas ruošiame jau 3 mėsytės gabaliuką. Pasidarome, kad lengviau būtų iškočiuoti tokius labiau kvadratinę formą tiksliau. Ir tada jau kočiuojame. Orkaitėje viskas jau ką tik įjungiau ant 180. Įkais ir jau tikriausiai bus jums pasidarę. Ir mėsytė bus tokia plona, sultinga, skani. Na, šis receptas jau apskritai yra viral receptas. Daug galite matyti jų versiją, bet šiandien darome savo. Galima pasistengti, padaryti gražų tokį kvadratą. Bet jeigu jau nesigauna labai idealiai ir nesistengit, nes vis tiek reikės tą mėsytę kaip iškepti, suplėšyti ir suvalgyti, aišku. Tai ką, viskas. Įmame dabar nuo tos antros plėvelės kepimo. Ir vėl sluoksniuojame. Ir paskutinį. Mėsą jau paruošėme kepti ir kol iškeps išeis apie 25 minutės, tai per šį laiką susipjaustysime daržoves, pasiruošime padažą ir lauksime, kada čia jau iškeps ir galėsim valgyti. Ar dar neišeis valgyti? Dar reikės pirmo dar viskas susikombinuoti, skaniai susidėlioti gražiai ir tada jau valgyti. Na, savaitę palauk, kol dieta baigsis. Dar kol dieta baigsis. Reik šifti dabar tai. Kol baigsis dieta, laima yra agurka. Pavariau dabar. Dabar tai pavariau, dabar suvažius. Ruošiame dabar padažą, tai 2 šaukštai majonezo, graikiško jogurto, česnako granulės, tada druska, pipirai palei skonį ir truputį petražolį įdėkim. Daugiau tokia jau paprastesnė reikės, daugiau jau susipjaustyti svogūną, salotą, pomidorą, papriką. Ką jau turit iš daržovių, ką norite įdėti? Ką čia darot? Tai pasiruošėme papriką, pomidorą. Visus garnyrus toliau pasiruošėm, kad jau nebedaug beliko iškepti. Kepsim tik 15 minučių, nes mūsų receptas yra truputį sumažintas, kepu tik iš 0,5 kg mėsos. Nes esam tik dviese, tai kas čia suvalgys už 1 kg. Pjaustim pomidorą. Ir viskas, matote, kaip spalvingai ir gražu ant mūsų pjaustimo lentelės. Padažas, kaip sakėm, irgi yra paruoštas. Tai viskas, dabar lieka paskutinės minutės mėsos iškepimo ir galėsim imti tortilijas ir vilioti. Kaip spalvinga, bet ir kaip sveika, ne? Tiesa, taip atrodo kebabas, padažiuką truputį sveikiaugi ruošiam
Dedasi graikiškas jogurtas ir vat kiek žalumynų. Puiku. Puiku tiesiog. O, tinkama šiandien šią savaitę. Viskas mėsytė iškepė, namai kvepia tiesiog. Kaip kvepia, nes čia net neperdusi, žinokit. Ir dabar tu čia tam video filmuosi. Na, matom, kokia sultinga mūsų mėsytė. Žiūrėkit, kaip oi. Karšta tiesiog. Kokia mūsų faina mėsytė, matot? Ai, gerai, viskas, einam pakuot greitai. Nebelaukiam jau nieką. Na va, ir pasiruošėme jau 3 tortilijas, tai dar tai jis tikrai turėtų išeiti, tai va išeina 6 tortilijas. Tai jeigu didelė šeima, tai va visom po vieną tikrai užteks. O dabar einame apsikepti. Oi, pasako dar, tai nevalgė dar? Nu ką čia pasakot, jau viską išpasakojau, jau ir ką sudėjom, pakepėm, viską va ir dabar reikia ragauti tais. Tai jau paragavot. Jau paragavau viskas, jau galima kalbėti toliau. Labai skanu. Mėsytė svarbiausia labai sultinga gavosi, labai aromatinga, sultinga. Visas daržovės kartu, padažas neperėbus, tiesiog tobulai. Paskrudinat ir pietai, vakarienė, jeigu nori tokios jau sotesnės. Labai skana. Ir jeigu norite daugiau receptų su tortilijomis, sekite mus šią savaitę, nes įkelsime dar 3 receptus. Ate. Tai kaip įduoliaus valgyti? Skanaus. Na ką, tortilijų savaitę tęsėme, jeigu matėte mano ankstesnį receptą, tikiuosi labai patiko ir gal jau pabandėte, o šiandieną toks paprastesnis receptas, tikrai visiems įveikiantis, kad ir nemokate gaminti. Tiesiog, čia jau neįmanoma, žinokit, nepadaryti. Darysime sūrinius trikampiukus ir užkepsime juos orkaitėje. Tai va, tik tais keli ingredientai ir bus labai skanu, paprasta ir sotu. Taigi, einame gaminti. Oi, kalota, ką gera, oi. Tai va, gaminame jau trikampiukus, tepame Filadelfiją, paruošime pirmąjį sluoksnį, kad, aišku, nebūtų sausa, nebūtų, žodžiu, patepti reikia, kad nebūtų sausa, ne? Ir tada dedame kumpelį, čia šlapenkė paprasta, žinokit, pas mane yra. Visų mėgiama, tikriausiai, ne? Ne, iš jo galima mėsytę naudoti kokią tik norite. Tada dedame sūrį. Dedame... Čia tokį biškį, ne visai čia kokybiškai supjaustytų. Ir reikia pomidorą, bet tik gerai bus irgi skanu. Ir tada, ojėtus, mano, čia man, kad prilipo šitai pasidėjau. Ir būtinai svogūnų laišką, kad nebūtų čia viskas jau taip švelnu. Jeigu, aišku, mėgstate, jeigu darote vaikam, tai gal nedėkite. Truputį skonio priduos. Ir spalvos, aišku, ne? Tai va, dedame tada svogūniuko. Ir va, ir viską, žiūrėkite, taip va. Opa! Opa! Ir yra. Trikampiukas. Oi, netaupysiu. Na va, jau ir pusę jau ir padarėme. Na ir viskas, padarėme jau tortilijas, orkaitė jau yra įjungta, įkais iki 200 laipsnių, tada dėsime kepti. Bet dar, aišku, pagardinsime labai daug mocarelos. Kuo daugiau, tos skaniaugiai sūrio, tiesa. Ir šiaip ingredientus galite keisti. Jei turite pomidorų, įdėkite kokio agurkiuko, paprikos, cukinijos, ką tik norite. Ir mėsytę galite keisti, tiesiog pats variantas, tas tortilijos užkeptos, labai yra greitas, skanus ir ypatingai vaikams skanus. Tai va, tai ruošiame mozzarellą, jau puošiame mozzarellą ir dėsime kepti. Ir viskas, paruošiam tortiliją, dėsime kepti ir matysime, kada jau labai auksinė ta spalva pasidengs mūsų sūris ir bus tortilijos iškepusios. Na ir viskas,
Iškepė mūsų tortilijos trikampiukai, tai gražiai apskrudo, dar papuošėme laiškiniais svogūnais. Ir ką? Įsiparagauti. Turėtų būti labai skanu, nes jau taip skaniai atrodo, kad apskrudo. Ir pati tortilija krapštukai. Gerai, viskas per nauja. Ir pačios tortilijos kraštai taip gražiai apskrudė, traškiai, tai bus wow, viskas. Įmam tą gabaliuką. Tai kaip ta jūsų dieta savaitė sekas? Kartais sekas, kartais ne, vakariai gaminti, ragauti, tai nelabai sekas. Labai gerai. Sultinga, minkšta, apskrudė. Tam skoniai viskas duodavo tas laiškinis svogūnas, pats tas sūris. Toks jau vis tiek yra aromatingesnis. Labai gerai. Ir pomidoriukas. Tikrai gaminsit. Pažadu. O kaip jums receptas traškus vištienos tako? Su paprikomis, spalvotomis, avokadų, daug čederio, mocarelos. Pašaunam viską į orkaitę, apskrudinam dar su sūriu, viskas trašku, skanu. Tai gal bandom? Gal gaminam? Let's go. Go. Tai go, viskas. Go. Pirmiausia, pradėsim nuo vištienos. Galima, aišku, susipjaustyti ir daržovės pirmą. Čia jau nuo ko lengviau, nuo ko noriu pradėti. Tai kuo smulkiau susipjaustome vištienos filė, paruošim kepimui. Ir toliau jau viskas bus veiksmo su daržovėmis. Na ką, vištieną spėjau pasimarinuoti. Čia jau pasiruošėme visas spalvas savo gražias, raudona, geltona ir kokia? Raudonai svogūna? Gerai, viskas ir eisime kepti. Pirmą įsikepsime vištieną, tada iščiausim iš keptuvės, tada iškepsime visą šį rožį. Troškinsime ir tada keliaus atgal vištieną ir daug sūrio. Saugu, kad kalbėti, nes tas svogūnas man tiesiog čia tiesiai aštrai į akis. Na ir viskas takos įdarą mes pasiruošėme, viskas čia tiesiog sūrio apjungta, o aromatas. Tai va viskas, dabar imame kepimo indą. Pasiruošime truputį dar alyvuogių aliejaus ir pradėsime įdarinėti tortilijas. Na ir viskas, jau mūsų takos keliauja į kepimo skardą. Patepame jas truputį alyvuogių aliejum, kad būtų traškesnės, kad nesuminkštėtų taip greitai įdėjus įdarą į vidų. Tai va čia toks truputį triukas. Tai va, gražiai įdarinėjam, užlenkiam ir čia pasiruošiam tokį visą valandėlį, kuris prilaiko, nes kitaip čia jis nesilaikytų. Ir vėl va įdedam ir va taip formuojam iki pat kepimo indo galo. Oi. Va, čia riebaliukai jau biškį net čia atsirado, jau ne tiek nebereikia. O. Gerai. Žodžiu, net seilės jau ryno, kaip čia skaniai kvepia, kaip skaniai atrodo. O mes kaip ir visada gaminame jau vos ne kai mum pietai. Viskas, paskutinis. Parašiam. Va, dar biškį liko. Tai čia iš tikrųjų išeina koks tada, šiaip iš tikrųjų čia 10 takų išeitų. Aš dabar 8 padariau, bet čia taip jau pusantram yra, tai čia dar taip paskiršius, tai būtų 10. Gali 10, 20, bet mano ilgas netelpa. Taip, dabar einam tarkuotis čederio sūrio. Na ką, vištienos takos pagardinome čederio sūriu. Dabar eina sekantis kukurūzai. Labai jie tenka šie kukurūzai, jie tokie gaivumo tokį poskonį duoda toks. Taip iš karto gaiviau ir trašku ir toks saldumas savo. Na žinot, reikia čia jau. Na ir aštrumo, kad tikrai užtektų, dar uždėkim jalapeno.
Na ir viskas, paruošta. Sulaukime, kad įkais orkaitė iki 190 ir dėsime iki. Na ir va, keli ingredientai pasiruošti guacamole. O padažą galite rinktis kokį norite, galbūt salsą, gal kokį nors jogurtinį, laimo, nu tiesiog, kaip norite. Man patinka labai guacamole, tai mes ir gaminsime. Na ir viskas, recepto fotosesija yra padaryta, guacamole va šalia ir belieka tiesiog ragauti, pasirinkti patį gražiausią, Ima tiesiog visi yra skanus patį kraštinį, dedam guacamolės ir ragaujam. Ar bent skanu? Nuostabu. Taip skanu. Net nemoku apsakyti, žinai. Čia tiesiog gaminkit ir ragaukit patys. Man su guacamole tai tiesiog fantastika. Kažko vis tiek gaivaus truputį norisi, tai tikrai įneša. Kaip man patinka ši tortilijų savaitė, tiesiog bus tortilijų maratonas, manau, nes jums taip patinka tortilijų receptai, kad netgi galvoju, kad tai pratęsime. Tai ką, o šiandieną bus tortilijų iešmeliai. Iešmeliai labai lengvai pasigamina ir labai skanus veikalas čia yra, o iš ko mes galime padaryti tai realiai iš bet ko, ką turime šaldytuve. Aš tiesiog darau šiandieną su kumpeliu, su vytinta dešra, su sūriu, vienokiu, su kitokiu ir truputį pomidoro padažą. Čia galima variacijų visokių. Tai ką, ir gerai, einame gaminti, nes labai esame alkani. Na va, vienas iešmėlis mūsų jau yra paruoštas. Dabar darome kitą. Žiūrėkit, kaip gražiai susivinioja, kokios spalvos. Šiaip labai gražiai, jeigu pažvelgėt svečių, norit net taip jau gražiau patirti, net galit, kaip ir aš, panaudoti skirtingas mėsytes, tai labai, žiūrėkit, matosi. Ir aišku, skonis kitoks. Ir dabar dedame sūrį. Kuo daugiau sūrio, tuo geriau. Tiesa? Mėsytė. Tada dedame dar sūrio. Juosta tokios rūkytos, ne, tiksliau čia nerūkyta, čia yra vytinta. Vytinta dešrytė, dėl skonio tokio sodresnio. Ir truputį uždėsime, jau čia sunaudojame dalį, svogūnų laiškų žalių. Kad nebūtų taip švelnu, kad truputį būtų aštrumo biškį mūsų iešmeliuose. Na ir viskas. Dedame spalvas. Ir jau galime sukti. Prilaikykit visada, tai priekyje, neleiskite išeiti visam tam centrui, įdarui į priekį, kad mums neišslinktų, nes žinoma, kad žinokit slenka, tai taip stipriai spauskit. Na ir va, viskas. Aš pirmiausia, kad gražiai gautųsi, tai dalinu per pusę, o dabar belieka va, viskas suverti. Pradedame verti nuo čia, va, kur pabaigėme susukti. Ir va, viskas labai lengvai, čia taip prilaikom. O va, nebe centrą pagaunu. Na va, ir viskas. Dedam. Na viskas, jau 4 iešmeliai gražus yra padaryti.
O visą tai, kas lieka likutį, padarėme čia. Tai va, laukime, kol kai kais iki 190 laipsnių ir kepsime. Kaip čia skaniai atrodo, kaip čia gražiai viskas. Tada kai įsilydys sūris, kaip paskrus tortilija, bus labai skanus pietai. Vakarienį gal nesirinkčiau, gal truputį per daug angliavandenių ir kalorijų, bet pietai liks. Tai jeigu patinka mano receptai, sekite, prenumeruokite mane ir dabar eisime fotografuotis ir toliau ragausime šį mūsų receptą. Pasakyčiau, kad čia yra grynai picos tortilijų iešmeliai. Traškus, skanu. Labai gerai. Toks įdomesnis tiesiog užkandis. Pasidaryti atvažiuojant draugam arba tiesiog vakare prie nealkoholinio vyno. Tas svogūnas, žinokit, čia yra labai reikalingas. Čia taip net galima va taip va ir